Pradedam. Pradedam. Tai va, tai trumpai tiesiog, nežinau, kaip trumpai šiandien žiauriai šudinai, jaučiuosi visai net atrodo neina susikaupt, žinai, tokia, kai daužta. Tai va, tai viskas, kaip aš gyvenu, tai atrodo, aš gyvenu taip pat kaip tu, aš aiškiai suprantu, ką tu, žinai, kažkaip pasiryti viskas prasidėjo, pradėjau tada suvokti apie tas emocijas, žinai, man 2 metus maždaug užtruko, nes kažkaip, kol pagauni, kad tai veikia, žinai, man užtruko 2 metus, kol aš pajaučiu, kad tai tikrai keičia mano gyvenimą ir dabar aš jokių iš vis praktikų nedarau, tiesiog, žinai, jaučiu, kai kažkas iškyla ir taip toliau. Po to atėjo tas, nulaužė mano tą nepasitikėjimo pasaulį, irgi prieš 2 metus nulūžo tas visiškai ir pamačiau, kad tikrai visko pasirūpinti ir aš visiškai nebesuku galvos dėl nieko, atsipalaidavus, dėl nieko nebesuku galvos, visada viskam užtenka, visada viskam, atrodo, gyvenu tobulą gyvenimą. Ir atrodo, visos rytis, visur sekasi, nežinau, viskas nerealiai, bet kas liečia santykius, man pipėts, čia mano gyvenimo yra, su vyrai, žinai, čia yra mano pagrindinės pamokos visą gyvenimą ateina grynai per santykius su vyrais. Ir pavyzdžiui, 2 metus, aš visą laiką nuo 14 metų būdavau kažkokiam santykiui, aš tik įsiskiriu, aš vėl santykiuos ir taip toliau, čia mano buvo toks savo savivertės patvirtinimas visą laiką. Kai esu santykiai, aš jaučiuosi kažko verta ir jausdavausi. Ir kažkaip po paskutinių santykių nusprendžiau, kad aš būsiu viena. Čia buvo prieš 2,5 metų, kad aš būsiu viena, kol aš nesusitvarkysiu, nes nesąmonė, aš grinai einu ir aš visada mane kabina ir geri vyrai, tie, kur ant popieriaus geri ir su kuriais aš būčiau laiminga, bet aš niekada jų neįsimyliu, aš visą laiką įsimyliu tuos, kurie trigerina mano tą, žinai, nevertumo jausmą ir bla bla. Tai va, tai 2 metus nusprendžiau būti viena ir lygiai grečiai tame, kai aš įsiskyriau su to būsiu, čia tas buvo geras ant popieriaus, kur aš nemylėjau, žinai, įsiskyrėm ir aš turėjau išnuomoti savo kambarį kitam žmogui, kad man mažiau nuomos būtų, čia turiu galvoj, kur aš masažuoju, žinai, Kopenhagui, kad man mažiau nuomos ir taip toliau. Ir atėjo toks bičiukas jaunas, žodžiu, žiauriai gražus, bilenkai ledas, bet aš net neprisileidau, tarsi patiko nuo pat pradžių, bet aš net neprisileidau minties, kad jis galėtų į mane žiūrėti, nes jis 8 metais jaunesnis ir bilenkai gražus, ten, žodžiu, bilenkiek dėmesio iš panų gauna. Ir mes nesimatydom, nes keisdomės dienom, žinai, bet gavos, kad jam pritrūko dienų ir išsinuomavo kambarį priešais pat mane, gavo, kažkaip ten sukrito, viskas matos, kaip visata gražiai žaidžia, žinai, ir sukrito ir jisai išsinuomavo tą kambarį ir mes pradėjome matytis, bet jisai turėjo merginą. Bet mūsų būdavo apsikabinimai, tas pasisveikinimas ir atsisveikinimas, atrodo, būdų laukiam va šito momento, kada galėsim apsikabinti ir toks geras jausmas būdavo, žinai. Bet kažkaip neįsileidai savo galvą, vėlgi aš nesijaučiau verta, žinai, jisai turi merginą ir vis, kažkur va tas toksai buvo. Ir gausi, ir aš galvoju, kad čia iš vis mano galvoja viskas, ką aš, kad aš jam nepatinku iš tikrųjų, nors atrodo jaučias, bet ir tuo pačiu netikiu, kad galėtų tai būti. Tai va, tai buvo prieš šią vasarą, mes kartu dalyvavom masažo čempionate ir mes mokinamės vienas ant kitą tenais bla bla ir jauti, kad tas jau intimumas, žinai, gilėja ir, kad gera mums būti kartu tikrai. Ir jisai įsiskyrė su pana. Ir jisai, žodžiu, įsiskyrė su pana. Ir mes pradėjom po biškį. Ir, žodžiu, pasirodo, kad ir jam nuo pat pirmų akimirkų labai patikau. Jisai taip pat laukdavo to susitikimo su manim ir bla bla bla. Ir kai mes būdavom kartu pasimatymuose, tai atrodo, kad filmėsi kažkokiam taip stebuklingai ir gražiai viskas, tobula viskas. Ir tas jausmas, kaip, pavyzdžiui, su kitais būdavo seksas, toks aukščiausias levelis, kur tu gali patirti, atrodo. Su juo seksas atrodė, nuo mūsų apsikabinimo, kaip jaučiasi tas geras jausmas, tai va seksas taip žemai, kad, man taip nėra patirti, nes, atrodydavo, tas seksualinė energija yra tas, kur jau ten draivas, man būdavo santyki, kur ten vau, o čia atrodo, tas seksas sumenkina visą tą gražų jausmą ir man atrodo, tai labai labai ypatingas šitas ryšys. Ir, tarsi, mes pasimylėjom per 3 pasimatymą, ten išsinuomavom tokią vilą, labai fainai viską susiorganizavom ir susitarėm per pusę mokėti, nes jam įsikraustėsi iš tos būsios merginos ir ten, žodžiu, jam finansai, jisai Argentinas, iš Argentinos yra, išvaro 2 mėnesiam gruodį, jam ten, žodžiu, daug pinigų reikėjo. Ir susitarėm per pusę mokėti. Ir prašiau paskaičiuoti po to, žinai, po to, kad pasiskaičiuoti. Ir jisai man atsiuntė paskaičiavęs už visus 3 pasimatymus, ta prasme, per pusę. Už viską, ką jisai mokėjo, jisai atsiuntė man 50-50, žinai. Okay.
net. Ir tokį man šovė. Ir aš visiškai atsitraukiau, man iškėlė ten bilinkiek ir tada dirbau su savim, išsijautinėjau visai kažkaip, nieko aš jam nepasakiau, kas man atsitiko, aš tiesiog atitolau, žinai. Ir tada daug dirbau su savim ir grybukus dar pasidariau ceremoniją, žinai, ir aiškiai man parodė, kad, aš tiesiog, aš gaunu tai, ką aš tikiu, kad aš verta, aš negalėjau gauti kitaip, nes aš tik tiek ir jaučiausi verta, to 50-50, žinai, nes niekada, kaip aš galėjau kažką daugiau gauti, tiesiog jisai atspindėjo, ko aš tikiu. Ir labai stipriai tas pasileido ir jisai pasikeitė momentaliai, ir jisai pradėjo ten labai stengtis ir bla bla, ir jaučiu, kad kita pas mane energija ir kad aš galiu eiti į tą santykį ir leisti jam mane mylėti. Aš suvokiu, kad aš net neleisdavau vyrą mylėti, tiesiog, žodžiu. Bet to suvokimo neužteko ir man bilinkai pradėjo kilti vėl nevertumas. Taip stipriai ir atrodo, aš žinau, išsijautinėjau ir atrodo viskas gerai tuo momentu ir aš neįsivaizduoju, kiek, atrodo, nėra tam galo. Ir žodžiu, ir vėl mes susitarėm susitikti, jis grįžo iš atostogų, čia su broliu buvo išvaręs, susitarėm susitikti ir susitikom ten nerealiai, atrodo įsimylėjo, nušagęs ir tas intimumas toks gražus, toks net tantrinis, sakyčiau, žinai, ten nepasieksa, bet tai bučiuoja kaktą, žinai, kiekvieną pirštelį, toks gražus tas visas atrodo, kol kartu, ir čia buvo praeitą savaitgalį ir aš išvažiavau iš jo namų ir jaučiu, kad aš vėl nesijaučiu verta. Ir aš jau žinau, kad man pareis per jį, žinai, jisai, čia bus viskas. Ir aš išvariau ir aš niekada pas savį svečius beveik nieko nesikviečiu. Man čia mano, šventė ir aš čia mažai ką pasikviečiu. Aš kažkaip jaučiu, kad aš jau noriu pasikviesti ir aš čia pasiūliau, kad susitikti, tai yra šiandien, susitikti pas mane, žinai. Aš susiderinau, kad vaiką mano pažiūrėtų, žinai, aš čia namus tvarkausi ir galvoju, jeigu jisai netvarys, žinai. Ir aš suvokiu, vėl tas mano nevertumas, kaip aš jausiuosi ir vėl aš jausiuosi neverta, nepakankamai graži, čia mano tos temos, žinai, ir aš tvarkausi ir aš jau žinau, kad jau taip su nuojauta viską darau ir vakar ryte gaunu žinutę iš jo, kad jisai, pasikeitė jo planai, jisai išvaro su draugais, žinai, šiandien. Nes, jų ten ilgai nematė ir, nori, jie žiūri visą laiką serialą kažkokį ir jis, su tais draugais. Ir aš darbėjai susitikau vakar, žinai, ir taip liūna, žliumpt nori, žinai, bet nėra to laiko, kada čia įsižliumpt, nes aš jau kliento, žinai, laukiu ir čia tik tą žinutę gavau ir jį susitikau ir taip elgiuosi, lyg nieko, lyg man viskas tokiai, žinai. Ir tada, dirbu ir žliumbu ir sakau, blema, dievulė, parodyk man, aš nesuvokiu, jeigu aš gyvenu iš pasitikėjimo, tada aš realiai leidžiu būti jam tokiam, koks jis yra, jis man nieko neprivalo, žinai, ir bla bla bla, aš įsijautinėjau, yra kaip yra, aš tiesiog mėgaujuos, ar tenais, jeigu nevyksta, nesimėgau, bet jaučiu, kad man vidui nesijaučia taip gerai, žinai, aš jaučiuosi, kad nesu, žodžiu. Žiūrėk, Živilė, bus labai paprasta. Ir labai lengva. Žiūrėk, čia kalba eina ne apie tai, tu jį ten priėmi, leidai jam būti tokiu ir anokiu, ne? Tavo didžiausia yra ta problema, tas nevertumo jausmas, ne? Kas vyksta, kodėl jis pas tave visą laiką sugrįžta? Ne? Visą laiką jautiesi kažkokia neverta, nevertumo jausmas. Teisingai aš supratau, taip? Jo. Čia yra tavo didžiausias trigeris. Jo. Žiūrėk, kai tu pasakoji ir sakai, ne, kad aš išsijaučiau ten tą ir tą, bet tai nesustojo, tai visą laiką sugrįžta ir taip toliau, ir taip toliau. Jis tau visą laiką sugrįž. Tu jausk tą nevertumo jausmą, kiek tik tai nori. Tau nejausti reikia. Tau reikia jį pilnai išgyventi momentą, visą savo esybę eiti į nevertumo jausmą. Nes tu tai pasakoji, aš noriu išjausti, tai reiškia, tu jo nepriimi, tu nori, kad jisai dingtų tas nevertumo jausmas. Supranti? Žiūrėk, kiekviena akimirka, kiekvienas momentas, šitam pasaulyje keičiasi absoliučiai viskas kiekvieną milisekundę.
Ir tavo gyvybė yra tame, tavo visas grožis, tavo dieviškumas, kai tu pilnai eini į tai, kas vyksta dabar. Jeigu pas tave yra nepilnumo jausmas, tu tai jauti, eik į šitą rolę pilnai, be analizių, be etikėčių, be norėjimo, kad tai dingtų, gerai tai ar blogai, kaip aš čia atrodysiu, kas čia man dabar bus. Visą šitą turi patraukti. Pilnai eik ir išgyvenk šitą rolę. Aš dabar neverta. Taip jaučiasi, reiškia, pilnai žaidžiu šitą rolę. Viskas. Aš tau papasakosiu, pasidalinsiu, aš irgi taip pat neseniai išsiskyriau su vyru, tu turbūt atsimeni tą mano vyrą. Jo, tai visai neseniai, čia dar buvo gan neseniai visos gyvos žaizdos ir aš šiandien kaip tik atėjo man vedimas moterim padaryti video, viską išsakyti tai, ką aš patyriau. Dabar žiūrėk, tai buvo mano iniciatyva, aišku, aš jo paprašiau, bet aš tiesiog jaučiau energiją tai padaryti. Mane tiesiog stūmė. Kam, kodėl, kai aš pripažinau, kad jis yra absoliuti manęs projekcija, kad aš nepriimu tai, ko aš nepriimu jame, aš nepriimu to savyje. Ir aš tada paklausiu, gerai Dieve, o kam? Nu gerai, aš tai aiškiai labai matau, nuoširdžiai matau, bet nežinau, ką su tuo daryti. Ir vieną vakarą man ateina didžiulė energija, didžiulis stumimas eit kalbėti, kad nutraukiam santykius. Ir pirmą kartą gyvenime, nes mes tai skiriamės daug kartų. Ir pirmą kartą gyvenimą jisai tylėjo, nesakė nė žodžių ir jisai tyliai išėjo. Mes mėnesį dar čia kartu pagyvenom ir po mėnesio jisai išėjo. Dar. Ir jis kaip išėjo, tai man kažkaip toks jausmas, žinai, lyg tai jis vėl išvažiavo ten į užsienį kaip visą laiką, žinai, ir taip toliau, kažkaip aš nejaučiau to, žinai. Bet kai aš sužinojau, kad jis išėjęs po mėnesio jau buvo su kita, man, žinok, sugriuvo mano tas minčių, tas visas pasaulis. Absoliučiai. Aš net negalėjau įsivaizduoti, kad man bus taip sunku. Man klausyti sunku. Jo, aš kentėjau labai stipriai, žiauriai, labai atsirado pavydas, nors niekada jo nepavydėjau, net nežinau, ką tai reiškia. Kaltės jausmas, aukos jausmas, nepakankamumo jausmas. Ir aš tau pasidalinsiu, kas veikia tikrai 100%. Vat ir šiandien darysiu video ir perteiksiu tai, kelsiu YouTube ir galės moteris daug kartų klausytis, jeigu norės. Tai žiūrėk, miela mano Živilė, ką aš dariau, taip, aš ėjau į savo kūną, ėjau į momentą, bet jausmus jaučiau ne tam, kad tai dingtų arba kad tai kažkas negerai. Jeigu aš dabar auka ir neverta buvau, pas man tokios stiprios mintis buvo. Mano kūnas tiesiog buvo paguldytas ir jis ten raudojo siaubingai. Aš visų dėmesiu einu į tą rolę. Aš auka. Va dabar aukos, va viskas. Pilnai auka. Pilnai nepakankama. Pilnai negraži, man atnešė protas pilną visą paletę. Nieko nedariau, kas darėsi, kasdieniniai darbai darėsi, bet man dukra net papasakos. Jis viską tai matė, jautė. Bet aš žinojau stiprų vedimą, kad, kad taip yra teisinga, tai yra visiška tiesa tai, ką aš darau su savim. Aš nenorėjau patraukti kažkokios ten rolę, ta prasme, pabėgti nuo to, man visi artimieji sakė, eik blaškykis, ten tą daryk, ten, žinai, patarimų milijardą gavau. Vienintelė tiesa tai, kas yra kūne, ane? Jeigu aš matau auką, aš ir leisdavau, valgau, stringa maistas gerklėje, ne, ir ta auka, žinai, neverta, dabar jis rado jaunesnę, fainesnę, žinai, ir visa kita. Ir aš davai tą auką, ir man pasipila ten našaras, guzas, ten dar kažką. Ir aš pilnai varoju tą auką. Aš auka dabar.
bam baigėsi ten, tada pavydas, varau, tiesiog pavydas varo per kūną begalinis. Ir taip kiekvieną jausmą neatmesdama, neužslopindama, tiesiog pilnai išgyvenau visą rolę. Pilnai. Ir tai yra stebuklas, žinau, aš kitaip niekaip negaliu pavadinti, tai tęsiasi visą vasarą ir dar rugsėjį, 4 mėnesius. Tiesiog, ne kad užsibaigs ten, kada čia pasibaigs, ten kiti gal klausdavo, kada, taigi kiek jau čia galima, žinai, aš atsitraukiu, uždarau visus numerius, viską, ten, ką reikia, dieną padirbu ir tai visą laiką stebėjime, žinai. Stebėjime, jeigu matau, kad mintis mane neša, tai aš ten griūdavau ir nuo laiptų, žinai, galvoju, ačiū, momentą grįžau, supratau, žinai. Nu taip ir susižalot buvo, vasara šiandien yra avarija, mane partrenkė mašina, ten iš mašinos nieko neliko, vienu žodžiu. Aš sveika, viskas gerai. Žodžiu, grinai į momentą, grinai nesislapstyti, nesislėpti tai, kas yra. Aš jaučiau norą jam parašyti tik sugrįžk, ne? Man buvo nusispjaut gėda, negėda, aš ėmiau viską ir dariau tai, kas man jautėsi tuo momentu, pilnai. Žinok, atsikeliu vieną rytą. Čia neina apsakyti, ne tai, kad aš, man pochu, man nerūpi, žinai, čia yra melas. Bet tas tyrumas, tas tuštumas, tu su juo niekada su nieko nesupainėsi. Tai yra neįmanoma, ta prasme, tu antiek viską žinai ir tiesiog tuščia, antiek tuščia, kad, tiesiog tu pasižiūri ir nėra skausmo, nėra bydos, nėra pavydo, nėra keršto, apskritai nieko nėra. Visiška tuštuma ir absoliuti taika. Ir supranti, ne tai, kad aš iš proto pasakysiu, žinai, ne, bet tai yra taip giliai nusėda į kūną, kad tiesiog kūne nebeliko nieko, jokio jausmo, jokio aš, kad auka, kad aš nepakankama. Žodžiu, visa tai tiesiog gražiai išėjo iš kūno. Tiesiog išėjo, tiesiog paliko. Supranti, jeigu aš būčiau kažkur bėgus, per išorę, dar kažką, žinai, arba ten gulėjus tais jausmais, kad čia greičiau dingtų, aš nenoriu daugiau to, kad neverta, žinai, kad ten ta ir ta, žinai. Ne, pilnai eik išgyvenk šitą rolę, pilnai. Jeigu tai atėjo, tai yra tavo tiesa, viena ir vienintelė. Ten mintis, kad taip neturėtų, ką aš čia darau, gal čia kvailystės, kiek čia tęsis, kiek tas, kiek anas, tai yra šiukšlės. Tavo yra tiesa, va dabar, kas vyksta su, jeigu aš jam jaučiau kerštą, nekenčiu, noriu keršyti, ne? Ir va taip, aš aišku neinu nekeršiu, bet tiesiog kūnu išgyvenu visas šitas rolės, kas ateina. Ir tiesiog vieną dieną aš verkiau, aš kitaip niekaip negalėjau pavadinti, nes tai man buvo absoliutus stebuklas. Kai tiesiog, tuščia, neužkabinsite nieko, kūne absoliutus tuštuma. Gal ten protą kažkokia mintis gali ateiti, bet jinai visiškai nieko negali užkabinti, nes ten nieko nėra, nes kūnas pilnai išgyveno visas rolės. Absoliučiai. Tai Živilė, tiesiog tau, su to tavo, kur tu sakai, kad neverta jautiesi. Tai yra, įsivaizduok, kuo skiriasi verta ir neverta, ne? Juk tai padalina gerai, blogai tik tai mintis apie tai. Juk žinai, kad tai kiekviena mintis tai tik iliuzija. Ir tai yra, ane? Tai neatsiejama. Tai kodėl aš vertiškumo pilnai rolę turiu teisę išgyventi, o čia jau aš nenoriu šitos rolės gyventi, ne? Nors tai nieko nesiskiria. Jeigu dabar yra tiesa, nevertumo akimirka, pilnai išgyvenk nevertumo, neteisk, nenurašyk to. Nieko su to nedaryk, eik pilnai išgyventi tai.
Ne tai, kad čia gėda, kad su manim kažkas ne taip, kad kažką aš čia blogai darau, vis sugrįžtų ten ir dar. Visą tai atmesk. Pilnai išgyvenk rolę. Tai visko, ko tau reikia ir tu pamatysi. Jo. Pasakau, kažkokio ir trūko va, to suvokimo, ką aš atrodo darau, lyg viską taip teisingai ir pasirodo, nu, va, žinai, to, dabar kai tu kalbi, kad išjausti, kaip jaučiasi, kad protas bijo, kad jeigu įsijausi rolę, tai bus tiesa, žinai. Jo. Nu, prasme, tu pripažinsi, kad tai tiesa, nes aišku, yra rolės smagios ir nesmagios, jo. Bet tai tos akimirkos, jo, nes tai, ką protas sako, nes tu įsijausi, čia vėl mintis, tai vėl iliuzija. O kūnas tai jaučia, jisai jaučia pilnai, va dabar taip jaučiasi man. Va dabar jaučiuosi auka, viskas pasileidžiu, žliumbiu, aš pilnai dabar auka, dabar taip jaučiasi. Nežinau kodėl, praeitis, nepraeitis, traumas, netraum, nusišik, nusispjaut. Yra dabar. Po kitos akimirkos gali būti kažkas kito. Ir kiekvieną akimirką pilnai eik žaist rolę, nes jos keičiasi tiesiog akimirkoje. Tai dabar, dar tada klausimas. Man šitas dar yra, kada veiksmą tą pagaut, kada jisai yra, nu, tas tyras veiksmas, kurį tu turi atlikti, o kada jisai dar nėra, nu, tyras ir eina per tą ego ar dar, nu, tą neblaivumą, žinai, kai tave, nu, bet kada pagaut tą, tarkim, tu jauti, kad, tarkim, tu gal norėtum parašyti vyro, ne, buvusiam. Ir kada, pavyzdžiui, tu žinotum, kad... Tu nežinai, tu negali žinot, Živilė, negali, neįmanoma to žinot. Tu turi irgi, čia yra tik tai mintis, kad aš privalau žinot, kada aš būsiu pasiruošusi. Tai dar viena šiukšlė galvoje. Atėjo, noriu parašyk, rašai, nežinai, kas nutiks. Atėjo ten ištrinti, ištryniau, nežinau, kam aš darau, neįsivaizduoju, kas čia darosi. Nėra, atiduok šito kontrolę, nėra, Živilė, nėra to, nėra žinojimo, kaip tu nežinai savo, ar tu, vat, pasakyk man, vat, pabūk dabar su tu, ar tu žinai, kokia bus sekanti mintis? Jo, aš klausiau to šitas video, nežinau, čia nieko mano nėra, jo. Kodėl nori teisingai? Bet tai, supranti, Živilė, daug kas sako, bet gyvena iš idėjos, nes aš tai pasakiau. Aš labai prašau, kad tai nueitų ir taptų tai tavo tiesa, kad tu pati per savo patyrimą tai pamatytų. Ir tada tau net nekiltų klausimas, ar aš tikrai žinau, kad mintis, nu, aš nežinau, kokia bus sekanti mintis. Ar aš tik tai nustikiu, nes kažkur girdėjau iš galvojimo apie tai. Tai turi būti tavo... Ne, tarp tik man tas labai krito, aš klausiau tą video ir aš visą dieną taip sugebėjau išgyventi, man tas įvyko, plenu, gal čia tikrai nieko mano nėra, aš tiesiog sėdžiu ten atsisėdus ir stebiu ir tik ateina protas, kad aš jau galvoju, ką aš darysiu, kai išeisiu už durų, ne, grįžtu atgal, gal kai ateis momentas, aš žinosiu, ką man daryti tuo metu. Ir buvo vat viena diena tokia stebuklinga, kaip aš aiškiai suvokiau, man taip įkrito, ką tu atsakai, kad čia man niekas nepriklauso ir aš išgyvenau totaliai. Bet kitom, ta prasme, turbūt Dievas davė patirt, nu žinai, ir kitom dienom tu matai, kad tai nėra taip lengva, tu turi labai, gerai, čia irgi mintis, kad nėra lengva, tu žinai, ta prasme, protas, reikia praktikuoti, jaučiu, kad, nes protas tiek jisai ten, sakau, tu net nepajauti, kaip jis vėl tave kažkur ten užmaršti, žinai. Jo, bet žiūrėk, Živilė, jeigu tu, reiškias, nusiema čia absoliuti atsakomybė nuo to. Absoliuti kontrolė. Jeigu tu nežinai, kokia bus sekanti mintis, tu nežinai, koks sekantis tavo veiksmas bus. Jeigu tau atėjo begalinis noras rašyti, vat kaip aš, ne? Rašiau ten, gėda, negėda, ten kvaila, nekvaila. Aš rašiau, be abejo, aš jam daug prirašiau. Ir aš rašiau, ir ateina kvailumo jausmas, aš dabar kvailiausia moteris visam pasauliu ir įsileidžiu šitą rolę, nusispjaut, nežinau kam, nežinau kodėl, nesuprantu ir nenoriu suprast. Aš gyva su momentu, gyva. Va čia ir yra dieviškumas, gyva, tai teka gyvybė.
nežinau, pasiruošus, neįdomu man, supranti, aš gyva, o čia teka gyvybė. Paskui aš viską, atėjo momentas, kai aš po kiek laiko viską ištryniau, nes atėjo toks vedimas. Paskui vėl atėjo mintis, tai ką čia rašai, paskui nerašai. Ir vėl toks atėjo, žinai, tipo, gėdos, dar aš dabar moteris, kuri patiria gėdą, tai tokia gyvybė yra, tai taip teka, tai taip nuostabu. Ir vat, kai tu pilnai išjauti, tiesiog įsileidi visą tą rolę, pilnai ją išgyveni, viskas baigėsi ten gėdos, dar kažkas, ir taip toliau, ir pas tave išsivalo ant tiek viskas, kad jau, net nėra tokių minčių, pas mane dar nėra nei gėdos, nei minčių apie tai, ką aš dariau, kaip aš ten verkiau, kaip aš ten rašiau, dar kažką. Tai visiškai tuštuma absoliuti tuštuma. Ir ne taip, kad iš proto ta tuštuma, bet ta tikra vidinė tuštuma. Ant tiek gera, ant tiek daug erdvės, ant tiek tiesiog. Aš sakau, aš atsikėlus, aš taip verkiau, bet verkiau iš to dėkingumo, iš tos magijos, iš to stebuklo, kad va taip galima patirti iš tikrųjų. Tai tiesiog nėra čia teisingai, neteisingai. Nėra. Tiesiog iš įdomumo, kaip žaidimą, kokį žais, be abejo, žaisk. Jeigu nežaistų kažkas kompiuterinio žaidimo, negi būtų neįdomu, ten, netekėtų energija, žinai. Jo, nieks net negalvoja teisinga, neteisinga, dar ir elgiesi ten žaidimuose, kuo įdomiau, kad tau būtų. Taip, ir čia pilnai krenti į tą rolę ir išgyveni. Negėdinant tos rolės, ne dar kažką daryti ten, tiesiog aš neverta ir žaisk neverta. Ir nebijok, kiek tai tęsis. Aš irgi neįsivaizdavau, kiek man tai tęsis. Atrodo, vieną dieną, bet žinau, gyvenimas pats pasirūpins, vieną dieną atleis, kitą dieną vėl gali būti sunkiau, kitą dieną atleidžia, man žinok taip ir buvo. Nes kad galėtum įkvėpti to, žinai, biškį atsitiūchinti, kaip aš sakau, žinai. Ir tai yra grožis, ir tai yra stebuklas, ir tai yra dieviškumas, kaip ir tu matai, kaip iš tikrųjų viskuo pasirūpinta. Ašgi neįdama miegoti, biškį dingo ryšys. Va, biškit ryšys buvo sutrikęs. Aha. Ašgi, pavyzdžiui, miegot, va dabar aš savo sureguliuosiu, sukontroliuosiu, rytoj atsikelsiu ir man bus lengviau. Ne, tu neįsivaizduoji, tu neini su sunkumu miegot, bats ryte atsikeli, o blecha, lengva. Kitą dieną nueini, pasidžiaugi diena, viskas faina, atsišiukini, kitą dieną, okei, toliau varom. Ir viskas, ir pilnai išgyveni. Jeigu šiandien gera, aš džiaugiuosi, kad šiandien gera. Jeigu rytoj ten sunku, reiškia, išgyvenu sunku. Pilnai pasineriu į tai. Pilnai. Tai gerai, dabar momentas. Noriu parašyti, bet užeina baimė. Tai man ar išgyventa baimė pirmiau, tada rašyti, ar man parašyti? Rašyk. Kai parašys ir tada baimė dar stipresnė bus ir išgyvensi. Dabar aš bailė. Aš dabar bailė, kame čia gėda? Ar gėda būti bailiu žmogum nuo kada? Juk tai yra gyvybė. Ir nieko nesugadinsi, nes... Ką tu gali čia sugadinti? Ne čia mintis. Aš, pavyzdžiui, irgi neįsivaizduoju, sugadinsiu. Aš man buvo nusišikt. Man buvo begalinis noras rašyti. Aš rašau viskas. Viskas. Kas su tuo ateina jausmų, dar ten krūvo, varau į tai. Išgyvenu pilnai visas rolės. Pilną žaidimą. Kur tu mane stūmė. Nieko aš nestumiau, pati prisiprašai, atėjai. Pati parašiau. Nieko, Živilė, nebijok, šitam gyvenime negali suklysti. Negali, Živilė, neįmanoma. Kaip gali suklysti, jeigu tu nežinai sekančios minties, jeigu tu nežinai savo sekančio veiksmo.
Jeigu tu nežinai, kokia bus rytoj diena, kokia bus tavo sveikata, tu čia kontroliuoti nieko negali. Jeigu žmogus galėtų čia ką nors sukontroliuoti, jis tada galėtų kontroliuoti mintis, pasirinkti, ten perinkti mygtuką. Aš noriu tokių minčių ir gyvena pilnai, ne? Ten noriu, kad mano sveikata būtų ten tokia ir tokia, ne? Ten mano, kad kūnas būtų toks ir toks, ne? Kad mano santykiai, nu nieko tu sukontroliuoti negali, be šansų. Nes tada kitaip visi dievai čia vaikščiotų ir nušvitę. Negali. Stebėk gyvenime, stebėk, kaip jisai žaidžia, leis pilnai jam žaisti per save. Gėda, negėda, teisinga, neteisinga. Blemba, kaip tai apkrauna. Tai pažiūrėk, kaip stringa tada gyvybė, kaip stringa energija, vibracija, absoliučiai viskas, nepraeina. Uždarau. Vat nori praeit parašyti, žiūrėk, jau energija yra, yra noras. Ir čia iš karto siena akmenų. Tai ką pagalvos, tai gėda, tai tas, tai anas, ir, nu, neina gyvybė. O jeigu sakai, ai, pizdu, nežinau, davai, į kitą levelį praskrida iš karto. Dar to, žinai, toks yra tikėjimas, žinai, apie save, koks aš esu, alės tom kaukiam, žinai, kad geras žmogus ir blatas, vėlgi, žinai, kad nesinori, žinai, iš kaltinimų kažkokių ten rašyti, žinai, atrodo, čia mano, žinai, bėdas, o ne to žmogus. Nu, žinai, irgi noris kažkaip. Čia šiukšlės, čia pizdu paleisk. Bullshitas, absoliutus bullshit. Absoliutus bullshitas. Tau tą reikia pajausti impulsą, vibraciją, gyvybę. Čiukšt yra, ir viso, čiukšt varau, ten yra, nežinau, Jeigu jaus kvaila, pizdu, aš kvailiausia moteris visam pasauliu. O Jėzau, kaip gera būt kvaila, o Dieve, kokia tai yra gyvybė. Po akimirkos gali imperatorę jaustis, o Dieve, kokia aš imperatorė, va Jėzau. Bet tau nebūna, nu, okei, tarkim, pavyzdžiui, tu nori vieną, bet padaryti, nu, tarkim, parašyti. Bet tada tu eini, išsibūni ten su tuo, kas su tavim vyksta ir tu visai kitaip matai. Nieko aš jau dabar nebeišsibūnu. Aš ateina impulsas ir padarau, ir nežinau, aišku. Nes atrodo, aš tada blaiviai nematau, po to aš blaiviai pamatau, žinai, ir man labiau patinka iš to blaivumo. Bet čia irgi pasirūpina, supranti, šito dalyko, nes vieną momentą gali ir taip nutikti, kitą gali momentą, kad tu, nu, ten prasibūsi. Tai negali suklyst, negali, kaip aš sakiau, nepadarysi niekada klaidos. Žiūrėk, sninga sniegas, gražu, nekrenta snaigės, tobula. Tu man pasakyk, snaigė, kai krenta, kuri kritimo trajektorija yra jos neteisinga. Nu pasakyk tu man. Negali suklyst. Tu žmogus nieko neatskiria, žmogus tik tiesiog atskiria save nuo gamtos, nuo visko, žinai, aš jau tai čia jau atskira persona esu. Ne, tu lygiai toks pats gamtos reiškinys. Ir visko yra pasirūpinta. Absoliučiai. Neegzistuoja ne viena pasaulio žmogaus, kurio nebūtų pasirūpinta. Kaip įdomu, aš galvoju, aiškiai, tą esu įsisąmoninus ir dabar klausau, ką aš tau sakiau ir suvokiu, kad blema vis tik čia kontrolė, žinai, vėl teisingai tas noras pasielgti. Žinai, kuris variantas teisingas, grinai sukontroliuoti tą savo trajektoriją, kritimų, koks absurdas. Jo, kontrolė. Įtampa galvoju, blema. Tai kaip viskas paprasta. Tiesiog žaidi, tiesiog pilnai neri į rolę. Aš ten irgi, pavyzdžiui, labai tokia atidėliotoja darbų, žinai, ateina, grįžtų namo, ir viduj būdavo vis laik smerkimas to atidėliojimo, žinai. Einu ir žaidžiu, aš pati didžiausia atidėliotoja šitam pasauliu. Visų reikalų. Ir varau, pilnai išgyventi šitą rolę. Neatmetant jos, netransformuojant, ne kažką darant, o pilnai išgyventi šitą rolę. Jo, tai realiai kas vyksta pasąmonėje, turbūt Dievas šitaip leidžia mums išeiti iš iliuzijos, kad yra kažkas blogo ir neteisingo, ne? Ta prasme, nes nėra realiai tada blogo ir neteisingo. Nu kas čia gali, taip, juk bloga ir teisinga. Žiūrėk, kai kalbi, kur tai gimsta, kur tai ateina, bloga, teisinga, gera, negera. Jūs supranti, kad tai tik tai mintis, iš kur mintis, kas kūrė mintis?
Nu, aš tai tikrai ne, aš matau, kad aš aiškiai matau, suvokiu, kad aš nė vienos minties nesu sukūrus. Tai tik tiesiog duotybė. Jie ateina iš kažkur, tai tęsia save, dingsta kažkur, tai ką aš žinau, kaip čia viskas vyksta. Ir kiekvieno žmogaus teorija apie tai. Bet realiai, jeigu žmogus būtų, jeigu jis būtų nuoširdus, realiai nuoširdus su savim, ne iš teorijų, ne kad knygoje perskaitė, ne kad ten iš gurų išgirdo, bet tiesiog pats patyręs tai per save, atsisėdęs ir aiškiai pamatęs, išsiaiškinęs, ištyrinėjęs save, jam tokių klausimų nekiltų daugiau. Jo. Jeigu dar kyla, reiškia, tu tiesiog kalbi tik tai, ką tu girdėjai per protą, bet ne tai, kad tai ne tavo suvokimas. Nes jeigu tai yra tavo suvokimas, tau gali teorijų dafiga sakyt, kas kiek nori, bet Nepramuš. ne, tau bus tiesiog, būk su savo, tau net neįdomu, žinai, tau tiesiog, tas nei kabina, nei absoliučiai, nieko, tuščia tavo viduje. Ok, dabar, ta prasme, ką tu kalbi, aš dabar šitai eisiu ir darysiu. Ir aš suvokiu tiesiog, kad aš tą darydama, aš susitiksiu su tos, nuo ko aš bėgau. Sutikimu, kad aš negraži, sutikimu, kad aš neverta. Bet man kaip keista, Jėzui, kaip įdomus moteris, kurios tokios yra gražios, vat kaip tu, Živilė, aš tada, kai buvo mes Madeira, aš taip žavėjusi, galvoju, Dieve, kokia moteris. Ir vat kaip keista, ne, kaip protas vat ateina ir tu jautiesi ten negraži ar neverta, man čia kažkoks kosmosas. O man kosmosas, kai man kažkas sako, nu, žinai, kad aš graži kažkam, žinai. Ir aš kiek turėjau per visą gyvenimą ir sakau, ir mane įsimyli vyrai lengvai ir taip toliau. Nu, aš galvoju, jie gal galvoja, kad aš graži, nes, nu, gal mano vidus gražus, žinai, ir jie galvoja, kad aš graži fiziškai. Man niekada nedaeidavo, kaip jie gali mane matyti, žinai, kaip gražią kažkas. Mano galvoj šito nėra, žinai. Ir dabar, ką tu man sakai, aš eisiu su to susitikti. Aš tarpsme, aš negalvodavau, kad aš graži, bet aš neleisdavau savo, nu, būtame vaidmenį. Aš apsimesdavau, kad aš graži, žinai. Dabar eina susitikti, tarpsme, net taip dabar, nu, kyla, bet varysiu, žinok, moterį, aš nemba viskam pasiruošiu. Tiesiog žaisk, žmonės taip pamiršta žaisti rolės, nu neatėjo, aš dabar, tai pilnai. Viskas. Ir kai išsigyvena pilnai tą rolę, be teisimo, be analizių, be etikėčių, be gerai tai ir blogai, viskas, pasitraukia, ateina kita tada rolė, tada ateina imperatorės rolė, tada kai tu tikrai save jauti gražiai, žinai, ir tiesiog tau, tai natūralu. Aš, pavyzdžiui, pas mane irgi dar yra toksai, aš savo namie karalienė imperatorė, bet kai aš jau susitinku su merginom ir bent jau, kai jos apsipirkinėja, o tada pizdės man prasideda kompleksai visokie, tai mano kūnas toks, tai veidas toks, tai man netinka drabužiai, tai ir va šita va visa nesąmonė. Ir nuostabi proga, aš aišku bėgdavau nuo to, bet tiesiog tuo momentu, nesvarbu, kad ir toj persirengimo kabinui, pilnai neriu į šitą rolę. Pilnai. Ok. Tai man vis tiek dabar dar reikia, kad tu atsakytum. Ką? Negaliu atsakyti. Tai ką man su to biču daryti, ble? Nieko nedarai, ką tu nori su juo daryti. Aš norėjau nutraukti, parašyti, kad man taip netinka ir hasta la vista. Pabandyk parašyti. Pažiūrėk, kas nutiks. Tu nežinai, tu daryk savo staigmeną kiekvieną akimirką. Padaryk savo staigmeną, tu nežinai, tai sakaugi tau, kad tu nežinai savo sekančios minties, sekančio veiksmo. Tai kodėl tu nori dabartį žinoti? Dabar to nėra, dabartis yra kalbėtis mums su tavim. Tu nežinai, baigsis mums pokalbį, ką paims ir padarys kūnas. Stebėk. Man dar tik drąsos reiks padaryti tai, ką kūnas nori padaryti, žinai. Dar aš gal pradėsiu nuo biškį. Sakyk, dabar gerai, laikyk telefoną, gerai, aš dabar bailė. Bailė. Ir va taip, žingsnelis po žingsnelio. Tada pamatysi, permes. Taip. Žingsnis po žingsnelio. Dabar tau bailė.
Nedrąsi dabar. Okei, dabar nedrąsi. Nežinau, kas po 5 sekundžių bus. Bet tiesa, dabar būt su savo tiesa, kas yra dabar. Protas visą laiką nori į priekį, visada į priekį nori permest. Vat, žiūrėk, padariau aš taip, ne? Aš. Žiūrėk, kada atsirado aš. Pirma buvo veiksmas. Tada iš kažkur atsirado aš. Ane? Kad čia tipo aš padariau. O ranka tiesiog kirto, aš net nežinojau, kad aš dabar tau taip va, rodysiu. Net neįsivaizdavau, supranti? Tai jau įvyko, momentas jau įvyko ir greitai per milisekundę, ten žaibiškų greičių atsiranda aš su idėja. O ką aš čia per konsultaciją dabar darau, o kam čia taip reikėjo, žinai, čia va jau prasideda visa šitą makalynę. Momentas jau įvyko, jis negalėjo būti kitoks, blogesnis, šventesnis, ten geresnis ar dar kažkoks tai. Viskas. Post faktų, jeigu kas įvyko, tai įvyko. Vsio. Paskui pavėluotai ateina aš, aišku, jis labai greitai, žaibiškų greičių. Ir aš čia tai padariau. Netiesa. Savinam, ne? Tai. Tai mes ką nors čia darom, mes patys. Aš ką nors darau čia. Tiesiog darosi, tiesiog vyksta. Ne. Tiesiog vyksta, tiesiog darosi. Stebėk, tiesiog. Šitam žaidimui, aš tau pasakysiu, Ką? čia didelių kiaušų reikia, ką tu man ką tai laidai. Čia irgi tik mintis, kad didelių kiaušų reikia. Paleistai. Reikia tik kažko nereikia, čia irgi jau post faktų. Žiūrėk, dabar tavo kūnas padarė va taip. Tu nežinojai, kad jis padarys. Nu, toks momentas dabar. Dabar jis taip jaučiasi gerai, dabar taip. Dabar va taip jis gerai jaučiasi. Ir tai yra momento tiesa, ir tai yra dieviškumas, ir tai yra gyvenimas, tai yra energija, viskas. Stebėk. Tiesiog stebėk. Ir pilnai išgyveni. Nebežinoti, kas yra gerai. Ir viskam leisti vykti ir pilnai 100%. Taip pat normalu ir protas, jis nori žinoti, tai irgi yra duotybė, tai nei gerai, nei blogai, nu, jis pagauna, nu, tos mintis įvelka, nu, ką darysi, nu, pabūsiu įvelkta, ten po 3 dienų gal išsivilksiu kažkaip, tai nežinau, kam dėl viso to parintis, vahezu, kiek sunkumo su to, nu, įmetė, nu, pabuvau, nu, išėjau, nu, gerai, valiau, toliau, žiūrim, kas toliau. Aš pamatysiu, koks sekantis momentas. Dabar aš nežinau. Aš irgi dabar nežinau, baigus po pokalbio, ką eisiu daryti. Nežinau. Dzin. Nenoriu žinot, man dabar gera čia būt. Tai va. Būk su ta žinute, būk su tom raidėm. Tiek, kiek būsis. Nu, gal parašysi, gal greit ištrinsi, gal vėl rašysi, gal sužaisi, va taip. Va. Nu ką, ping-pongą. Parašau, ištrinu, parašau, ištrinu. Ir tai yra tobula, ir tai yra dieviška. Tai va, Živilė, nu tai kaip paprasta. Važiuok, kaip smagu, jau norisi atžaist, ne? Jau, paliauma, pavarysiu dabar, net pati savo staigmena būsiu. Save pamatysiu naujam amplua. Absoliučiai naujoje rolėje, kaip įdomu, kaip tai yra įdomu. Čia, ta prasme, čia visiškas kaukių nusimetimas, kas aš esu, žinai, nuvyks, kai aš dabar atsisveikinsiu su tavimi ir visiškas nusimetimas, kokia aš gera, kokia aš faina, žinai, ir kaip teisingai, žinai, viskas turi būti. Bet va dar ką pastebėjau, kad žiauriai, sunku nusimest tą, kaip susikūrus buvau apie save, žinai, labai man patiko, kad mane visi myli, kad, ta prasme, mane mėgsta, man žiauriai patiko tas vaidmuo, kažkaip taip atrodo. Nu, tai labai graži rolė, mane myli, blemba, paja, yeah. O tu kas dabar darysi? Nežinai, gal nemylės, o gal dar labiau mylės. Nes
man visą gyvenimą užtruko išmokti būti mylimai. Gal ateis Ir sužaisti toks rolę jo, nemylimai, kad patirti ir tai, kas ten žino, kaip ten nutiks. tai nepatiko man ta rolė, žinai, kai buvau vaikas. Ir išmokau, blemba. Bet ne, aš noriu gyventi pilną krūtinę, žodžiai, ir varysiu. Jo. Jeigu nemylima vėl ateis, reiškia, varau į šitą rolę pilnai, su visu savo dėmesiu, su visa meilė. Neriu. Tai, o dabar, kai tau dabar papasako, kai pas te dabar tuščia, dar vyksta kažkas naujo ateina? Visiškai Ne, dabar... ta prasme, su santykiais ar su kuo? Ne, apskritai gyvenime. Ar kaip Jo, man visiškai pasitraukė, aš išėjau iš visų darbų, kuriuos man buvo atnešę finansų stabilius, dabar iš vis nebeturiu jokių finansų stabilių, dabar jaučiasi, kad vėl eiti į moteris, kurti, daryti video, nu, žodžiu, grinai žmonės. Va taip, va dabar jaučiasi ir ant šitos pilnos energijos, aš žaidžiu ją, dabar einu pilnai į tai. O visa nėra kita. taip intensyviai, kaip ir tos 4 mėnesius pravarėjai, per tos santykius yra, kad dabar dar kyla intensyviai kažkas kabina, net ne iš santykius rytie, žinai, ne, tiesiog išsivalė kaip šaltinio vanduo nubėgo ir... Gal kažkokia kita situacija, kuri kažkadais irgi buvo nuneigta, nuslėpta, neišgyventa, gal ir gali ateiti. Čia yra normalu ir aš eisiu ją ir išgyvensiu. Dar norėjau pasakyti, va tą dieną, kur tau pasakau, kai paklausiau to video ir man pramušė ant to visiškai buvimo čia ir dabar, aš šiaip niekada neimu daugiau 4 masažų per dieną, nes aš pavargstu. Ir niekada nenoriu pavargti, nes man patinka mano darbas. Ir tą dieną kažkaip gausi netyčia, kad aš neužsidariau kalendorą ir man nusirašė 6 masažai. Aš pabaigiau darbą, aš nebuvau net trupučio pavargus. Mes pavargstam nuo savo minčių, mes nepavargstam iš tikrųjų. Man čia buvo kosmosas. Jo, aš netrupučio nepavargau, nes aš nebuvau niekur kitur, tik tai tam momente. Tik tai, jo. Kai tu esi tikrai pilnai tam momente, negali pavargti. Tai smagu, kad ir tau tai pavyko patirti, nes man irgi tai keletą kartų taip tikrai ir galvoju, wow. Wow. Nes mūsų energija visada yra čia, kur kūnas yra. Mes energijas netenkam, atiduodam, kai esam batoj makaliūzijai galvoj. Nu, negalvoju, tiesiog kažkur tai. Tai va. Ten viską išsiurbė. O kai čia viskas, čia visa gyvybė, čia visa išmintis, čia visi suvokimai, čia visas šventumas, absoliučiai viskas čia momente šitam. Čia kur kūnas. Viskas. Tai va, jaučiu tiek. Faina, jo.